Fizinė parduotuvė visada turi gyvą kontaktą. Pirmiausia, su žmogum, kuris parodo tau gal viską gražiai paaiškina ir daug ką gali pačiupinėti savo rankom. Toks malonus bendravimas, jie parodo kažkaip ta kryptis, tos skirtingų gamintojų, jie patys dalyvauja daugiau parodų, kur aš, pavyzdžiui, nevažiuoju, taip jau, ne, aš esu kaip labiau vartotojas to produkto, sakykim. Tai ir mini pasaulis neturi konkurentų Lietuvoje, tai yra vienintelis, ką mes turim Vilniuje. Kaip dažnai nuperku, tai priklauso nuo to, kaip dažnai koks nors gamintojas išleidžia tą, kas įdomu ir ko aš neturiu. Tai tas dažnumas, jisai neturi specialios tvarkos. Tai gali būti ir keli iš karto, gali būti ir vienas ten per pusmetį ar per metus čia. Ir tas kolekcionavimas, jisai lėtėja, nes jis vyksta bangom tokiom. Tai yra nuotaikos dalykas. Kai tau kažkokia užplaukia ta nuotaika. Žinai, tos kolekcionierius žmonės vadina kaupikais. Žinai, toks man gal negražus žodis. Nes kaupikai, jie retai turi tokią prasmingą temą. Automobilizmas ir istorija viso automobilizmo, jinai, sakykime, nėra labai sena. Jinai turi šiemet lygiai 140 metų. Nes Karlo Benzo vidaus degimo variklių pirmas automobilis tarim ratais išduotas 1886 metų sausio 29 dieną. Nuo to mes skaičiuojam automobilizmo istoriją kaip po tokio vidaus degimo variklių. Nors bandymų buvo ir garo variklių, ir elektra buvo, visokių bandymų ir skirtingų, bet būtent benzinų varomų, kuro varomų. Tai